Kilianas Murphys grįžta į kino ekranus naujame filme Tokie smulkus dalykai, tai pakalbėkime apie jį. Priešingai negu Oppenheimeris, tokie smulkus dalykai yra gerokai mažesnis, smulkesnis mastu ir gerokai lėtesnis filmas. Filme pasakojama apie mažame Airijos miestelį gyvenantį Billą Furlongą, kuris iš esmės turi savo verslą, turi paprastą šeimą, nors ir labai didelę, nieko neišsiskiriantis, tiesiog savo gyvenimą gyvenantis pilkas žmogus. Ir tai labai matosi tiek vizualiai, tiek jo veido išraiškose, nes per visą filmą praktiškai nematome, kad jisai nors vieną kartą nusišypsotų. Viskas yra susiję su jo gyvenimu dabar ir jo gyvenimu praeityje. Tai yra keletas nukrypimų, grįžimų į praeitį, į jo vaikystę, kur jis patyrė, sakyčiau, stipres emocinės traumas, kurios dabar jau vejasi jį ir suaugusiojo gyvenime. Pagrindinė filmo žvaigždė vis tiek yra Kilianas Murphys. Jisai savo net ir šaltų sustingusiu tokiu akmeniniu veidu sugeba perteikti tiek daug skausmo ir emocijų, kad net nejauku kartais ir žiūrėti. Ypatingai tose scenose, kuriuose jisai yra kartu su Emily Watson ir jos vaidinama sese Marija. Iš tikrųjų, vienas stipriausių scenų tai yra būtent tam vienuolyne, kuriame vyko ta scena, apie kurią aš kalbu, štai toji scena, kurią matot viršui. Labai stiprus pasirodymas, labai lėtas ir labai geras filmas. Nebijokit, filmas tik 1,5 valandos ir tikrai vertas jūsų dėmesio. Jeigu jau matėt filmą, pasidalinkit nuomonę savo komentaruose ir nepamirškit manęs pafollowinti.